Tai iš to vyro mes norime, ir kaip jūs čia rašote, nori pasitarti, pasidalinti, ir vyras tiesiog nueina žiūrėti televizorių, savo, kad neturi laiko. Na, matyt, ta situacija jūsų tęsiasi jau kurį laiką, tai yra ne šios savaitės ir ne vakar dienos. Gal jūs gyvena daug metų kartu jau, gal labai nutolot viens nuo kito, o gal niekada nebuvo to pasidalinimo, tokio nebuvo bendrumo. Ir jeigu nebuvo, tai iš kur jis atsiras? Žmonės arba tada sako, kad man to reikia, ne? Jūs sakote jam, man to reikia, aš noriu pasikalbėti, bet matau, kad aš tau esu neįdomi. Gaunasi taip, jūs esate jam neįdomi, jis neturi jums laiko. Jis turi laiko visiems kitiems, futbolą pasižiūrėti, su draugais pabūt, gal pagerti kažkur, tai ne, pavarinėti kažkur, o jums laiko tai ne. Ir tada gautųsi, kur yra žmogus prioritetas, į ką jisai labiausiai kreipia dėmesį. Kas jam yra svarbiausia? Artimiausi žmonės šiaip turėtų būti svarbiausi, bet tai čia ne visiems taip yra. Ir ne visi iš vis susimasto, kas man yra svarbiausia. Nes nekelia klausimų. Impulsas toksai atėjo, impulsas, kad aš noriu varyti futbolą žiūrėti. Ir viskas. Ir aš varau futbolą žiūrėti. Kokie dar vaikai, kokia dar žmona. Man impulsas yra išvaryti, pabūti linksmai, pasilinksminti.